Tai yra žygis artimesnės komandos link, kuriame komandos mokosi bendradarbiauti, efektyviai tarpusavy komunikuoti ir spręsti sudėtingas situacijas drauge. Dalyviai padalinami į grupės, kurios turi naviguoti vieną kitą naudojant racijas, kompasus ir žemėlapius. Kiekvienas prisiima atsakomybę už kitų navigaciją, o tai sukuria dinamišką ir įtemptą aplinką. Šio etapo metu kylantis klausimai skatina kritinį mąstymą ir diskusijas, kas atsakingas jei pasiklydome, kaip efektyviai bendrauti ir perduoti informaciją. Kiekvienas narys turi galimybę prisimti lyderio vaidmenį, praktikuoti komunikaciją ir vadovavimą. Kelionė kelia kasdienius klausimus apie atsakomybę ir informacijos pakankamumą, bei kas yra tikrasis vedlys. Antra dalis žygio yra vadinama nestabili žemė. Komanda turi įveikti tarp medžių įtemptą virvę. Įveikus abi žygio dalis, mes susėdame kartu, kalbamės, kur turėjo būti atsakomybė tam tikro iššūkio metu. Tai padeda dalyviams ugdyti ne tik darbą kartu ar lyderystės įgūdžius, bet ir suteikia praktinių patirčių, kurios gali būti pritaikomas realiam gyvenime.